Šį savaitgalį Palangoje šurmuliuoja stintų šventė. Pastaruosius metus šios žuvys tapo kone delikatesu. Agurkais kvepiančių žuvų sugaunama vis mažiau, jų kaina kyla iki rekordinių aukštumų. Mokslininkai ėmė tirti priežastis, kodėl šios žuvys Lietuvos žvejams vis rečiau pakliūva į tinklus. Žmonės užsukę į Klaipėdos senąjį turgų nuolat teiraujasi pardavėjų, ar yra šviežių stintų. Deja, pastarosiomis dienomis šių žuvų gauti neįmanoma. Žvejai labai mažai pagauna. Praktiškai 2 metai, kai nepagauna tos stintelės. Ir kainos yra labai aukštos. Nu, po 18 litų stintų, kilogramo kaina. Žmonės nesusižia? Tiesiog neperka, kas neįperka. Vienas kitas padėjoja. O kai žvejai stintų į turgų pristato, jas įperka ne kiekvienas. Kilogramas kainuoja net 18 litų. Šiais metais ragavot stintos? Ne, neragau. Kodėl? Nu, nežinau, per brangu. O kiek kainuoja? 18. Žuvų pardavėjos sako, kad beveik visada artėjant stintų šventei Palangoje, Klaipėdos turguose stinga šių žuvų. Domisi labai. Domisi. Jie nori, bet nėra. O tai jau senai ta situacija tokia? Nu, ne. Pernai buvo. Būdavo, bet prieš šventės visą laiką, jeigu, pavyzdžiui, Palangoje yra šventė, visą laiką sumažėja, pas mus mes nebegauname. Jau keliarius metus Lietuvos žvejai skundžiasi, kad stintų prie Lietuvos krantų mažėja. Pavyzdžiui, 2005 metais priekrantės žvejai pagavo 163 tonas stintų, o pernai tik 16. Mažėja šių žuvų ir mariose, ir Nemuno deltoje. Bendra tendencija, kad šios rūšies žuvis kol kas mažėja. Taip pat čia nieko nuostabaus. Dabar mokslininkai užsimeta reiškinį tirti, ieškoti priežasčių, kame čia yra problema. Žmonės prisimena, kad stintmečių paragauti šių žuvų būdavo privalu, juolab kad ir jų kaina nesikandžiojo. Prieš keliarius metus kilogramas stintų kainavo apie 6 litus.